11 rugpjūtį 1944 metų. Lenkijos kaimas Ogdovas. Leitenantas Udalovas žiūri pro taikiklį ir mato siluetą, ilgą vamzdį, kampuotą bokštą. Tigro ėj. Mašina, kurią vokiečiai vadina nepralaidžia. Rūkas slenka per lauką. Atstumas 300 metrų. Jo įgula sustingusi. Tai istorija apie tai, kaip 21 sovietinis sunkusis tankas sunaikino pranašesnės vokiečių pajėgas ir sunaikino mitą apie nepralaidumą Vokietijos technikai. 11 rugpjūtį 1944 metų. Aušra, kaimas Ogledovas Lenkijoje, guli tankiame rytinėme rūke. Leitenantas Vladimiras Udalovas stovi bokšto liuke savo IS-2 ir įsiklauso į baltą miglą. Jo tankas yra vienas iš 9 sunkiojo S-2 51 gvardijos sunkiojo tankų pulko pramušimo. Mašinos išsidėstė gynyboje palei kelią. Plieniniai monstrai su galingomis 122 mm patrankomis. Udalovas nemiegojo visą naktį. Jo įgula taip pat. Žvalgyba pranešė, vokiečiai pritraukė techniką, naują techniką, tą pačią, apie kurią kalbama jau kelias savaitės. Karališkasis tigras. Panzerkampfwagen Tigro ėj. 70 tonų plieno, 88 mm vamzdyje. Priekinė armoros storis 180 mm. Vokietijos vadovybė vadina jį nepralaidžiu Unterwaffe, stebuklinga ginkluotė. Udalovas žino šiuos skaičius. Jis studijavo trofėjų dokumentus. Jis matė nuotraukas, bet niekada nesusitiko su šia mašina akis į akį. Iki šios dienos šaudiklis Sergejus Komarovas sėdi apačioje prie taikiklio. Jo rankos guli ant sukimo rankenų. Pirštai šiek tiek drebėja. Ne nuo baimės, o nuo įtampos. Įkrovėjas Nikolajus Volkovas tikrina sviedinius 3 kartą. Prasmebėjiniai su balistiniu antgaliu, 25 kg kiekvienas. Mechanikas vairuotojas Ivanas Krylovas laiko rankas ant svirties. Radistas Petras Zujevas tyli. Visi tyli. Rūkas pradeda sklaidytis. Lėtai, nenoriai. Iš pradžių pasirodo medžiai, tada griuvėsiai, tada kelias, tada siluetas. Komarovas jį mato pirmas, sustoja kvėpuoti. Ilgas vamzdis išsikiša iš rūko kaip ietis. Bokštas kampuotas, korpusas masyvus. Atstumas 350 metrų, galbūt 320. Pro taikiklį matyti vokiečių juodas kryžius ant armoros. Kolegai leitenante, Komarovo balsas tylus. Tigro naujas. Udalovas nenuleidžia akių nuo žiūronų. Jis mato ne vieną tanką, jis mato 3. Ne, 4. Jie juda kolona keliu lėtai, užtikrintai. Jų vadai nesitiki pasipriešinimo. Vokiečių tankistai 51 sunkiojo tankų bataliono Wehrmachto išvyko iš Šidlovko prieš valandą. Jie turi įsakymą pralaužti sovietinę gynybą, pasiekti Vislą, užtikrinti koridorių atsitraukiančioms dalims. Jie turi naujausią techniką. Jie turi tikėjimą pranašumu. Jie turi pagrindą pasitikėjimui. Nei vienas sovietinis tankas dar nepraėjo karališko Tigro priekinės armoros. Obersturmfureris SS Michaelis Vitmanas, ne tas garsusis, kitas vardu.
Jis vadovauja pirmos mašinos. Numeris 502. Jis sėdi bokšte ir rūko. Jo įgula ramiai. Jie praėjo Prancūziją. Jie matė, kaip sovietiniai sviediniai atsimuša į jų armorą. Jie žino, kad jų tankas nepralaidus. Vitmanas žiūri į priekį, rūkas sklaidosi, kelias tuščias, kaimas tylus, per tylus, kažkas ne taip. Jis pakelia ranką, kolona sustoja. Šiuo momentu Udalovas duoda komandą. Pagal pagrindinį šarvuočių Komarovas lėtai, sklandžiai pasuka bokštą. Taikiklis fiksuoja siluetą. Kryžius ant priekinio šarvo 300 metrų. Tiesioginio šūvio atstumas. Ugnis. Šūvis nutraukia rytmečio tylą. 122 mm D25 teipo būklas numeta į 2 atgal. Liepsna iššauna iš 6 metrų ilgio vamzdžio. Šarvuočių svoris 25 kg skrieja greičiu 790 metrų per sekundę. 2,4 sekundėmis skrydžio. Vitmanas mato blyksnį. Jis turi akimirką suprasti. Jo tankas nespėja pajudėti. Sprogdiklis įsiskverbia į Tigras į priekinį šarvą 90 laipsnių kampu. 180 mm kietos plieno. Vokiečių inžinieriai skaičiavo šį šarvą kaip absoliučią apsaugą. Jie neatsižvelgia į vieną dalyką. Sovietinio šarvuočio sprogdiklio kinetinė energija per 300 metrų sudaro 6 milijonus džaulių. To pakanka, kad prasiskverbtų pro 200 mm šarvo. Metalas neišlaiko. Sprogdiklis prasiskverbia pro priekinį lapą. Įkaitintas šukės nukerta dalį vidinės apdailos. Šukės skrieja į kovinę dalį. Vienas prasiskverbia pro mechaniko vairuotojo galvą. Kitas atšoka nuo pabūklų dalies ir sprogdina degalų baką. Dyzelinas užsidega. Liepsna užpildo kovinę dalį per 3 sekundės. Vitmanas bando atidaryti liuką. Mechanizmas užstrigo. Jis šaukia. Jo šauksmas trunka 2 sekundės. Tada sprogo amunicijos komplektas. Tigras į numeris 502 buvo nuplėštas nuo pogo ir numestas 10 metrų. 17 tonų plieno krenta šalia kelio. Korpusas dega. Udalovas mato tai per žiūronus. Rankos nedreba. Jis apsisuka į Komarovą. Kitas. Vokiečių kolona sustoja. Komandoriai netiki savo akimis. Jų nepramušamas tankas dega. Tai neįmanoma. Tai prieštarauja viskam, ką jiems sakė. Jų instrukcijos aiškios. Sovietų tankai negali prasiskverbti pro priekinį šarvą, net sunkus į 2, net 122 mm sprogdikliai. Bet faktas prieš akis. Bokštas guli ant žemės. Korpusas apimtas liepsnos. Antrasis Tigras bando pasukti. Jo komanda Gaupašturmfiureris Klausas Šmidtas rėkia mechanikui vairuotojai. Mašina sunki. Pasukimas trunka 20 sekundžių. Gal 25. Udalovui 20 sekundžių pakanka. Volkovas jau įdėjo naują sprogdiklį. Užraktas uždarytas. Komarovas pasuko bokštą. Taikiklis ant antrojo tanko.
Atstumas 320 metrų. Kampas 45 laipsnių į šoną. Ugnis. Antrasis šūvis. Antrasis pataikymas. Šį kartą sprogdiklis įsiskverbia į šoninio šarvo 80 mm mažiau nei iš priekio. Sprogdiklis prasiskverbia per visą, patenka į kovinę dalį, detonuojasi amunicijos komplektas. Tigras į numeris 505 sprogsta iš vidaus. Sprogimas toks jėgos, kad vikšras numetamas 15 metrų. Variklio dalis atitrūksta nuo korpusas. Komandoro liukas iššoka aukštyn ir krenta ant kaimyninio sodo stogo. 2 karališki tigrai dega. Praėjo 40 sekundžių kovos. Kiti vokiečių tankai pasuka. Panika. Komandoriai šaukia per radiją. Jie reikalauja pajėgų. Jie reikalauja paaiškinimų. Kaip tai įmanoma? Jų stebuklingas ginklas dega kaip konservų skardinė. Trečiasis tankas spėja pasisukti. Jo komanda obersturmfiureris Gunteris Wolfas profesionalas. Jis matė Kurską. Jis žino, kad panika žudo greičiau nei šūviai. Jis duoda komandą atidaryti ugnį. Naudojamas 88 mm kalibras KVK 43. Tigro į šarvuočio. Geriausias tankų artilerijos įrenginys Vokietijoje. Vamzdžio ilgis 71 kalibras. Prasiskverbiantis šaudmuo perveria 150 mm šarvų 2000 metrų atstumu. 300 metrų atstumu jis gali praeiti bet kurį sovietinį tanką. Wolfas mato siluetą ir S2 taikinį. Jo nurodytojas fiksuoja tikslą. Šūvis. Šaudmuo skrenda tiksliai. Traukia į priekinį šarvą ir S2. 120 mm kampu 60 laipsnių. Lygiavertis 240 mm normaliam. Šaudmuo neprasiskverbia, jis atšoka į viršų, nuskina šarvo gabalą, dydžio delnas, bet neprasiskverbia į vidų. Udalovas jaučia smūgį. Tankas drebėja. Garso kaip kūjo smūgis į kalvę viduje kovinio skyriaus skamba ausyse. Komarovas griebiasi už taikiklio. Volkovas krenta. Krylovas šaukia kažką nesuprantamo. Bet tankas sveikas. Įgula gyva. Mašina tinkama kovai. Udalovas linkčioja galvą. Skambėjimas ausyse praeina. Jis žiūri per komandinio taikiklio optiką. Vokiečių tankas persikrauna. Dar 10 sekundžių. Komarovas. Udalovo balsas ramus. Nes jis šaudo. Komarovas neatsako. Jo rankos jau ant rankenų. Taikiklis trečiam tigre. Atstumas 280 metrų. Tikslas nejudantis. Persikrovimas. Ugnis. Trečias šūvis. Trečias pataikymas. Trečias degantis tigro tankas. Antrasis. Šaudmuo įeina į bokštą šonu, pramuša komandinę kabiną. Wolfas miršta akimirksniu. Jo nurodytojas taip pat. Įkrovėjas bando ištrūkti per apatinį liuką. Jam pavyksta atidaryti dangtį. Ugnis išsiveržia į išorę ir apgaubia jį.
Vokiečių kolona bėga. 4. ir 5. tankai atsitraukia. Jų vadai nebegalvoja apie proveržį, jie galvoja apie išlikimą. Jie apsisuka ir dingsta rūke. Udalovas neseka. Jis turi įsakymą. Gynyba. Ne puolimas. Jis žiūri į lauką priešais poziciją. 3 degantys tigrai griovyje. 3 mašinos, kurias vokiečiai vadino nepralaimimomis. Komarovas nuleidžia galvą ant rankų. Jį dreba ne iš baimės, o dėl adrenalino išsiskyrimo. Jis ką tik sunaikino 3 tankus per 2 minutes. 3 mašinos, kurios buvo laikomos nepažeidžiamomis. Volkovas sėdi ant kovinio skyriaus grindų. Jis žiūri į šaudmenis. Dar 16 šarvinių. Jis glosto juos kaip gyvus. Šie plieno gabalai ką tik patvirtino. Vokiečių stebuklingas ginklas nėra stebuklas. Tai tiesiog taikinys. Krylovas užkuria variklį. Dvigubai riaumoja dyzelinis variklis. 550 arklio galių. Jis pasiruošęs judėti. Pasiruošęs kovoti. Pasiruošęs gyventi. Zujevas perduoda pranešimą per radiją. Jo balsas lygus, profesionalus. Centras taip 1:21. 3 tigrai antrieji sunaikinti. Žalojimų nėra. Tęsiame užduoties vykdymą. Štabo 1 pulko tyla. Pareigūnai žiūri į žemėlapį. Jie girdėjo Zujevo pranešimą. Jie netiki. 3 nauji vokiečių tankai per 2 minutes. Be nuostolių. Pulkininkas Dmitrijus Oslikovskis, pulko vadas, pakelia ragelį. Jis susisiekė su armijos vadovybe. Jo balsas ramus, bet rankos drebėja. Tarybos generolė, pranešu. Leitenanto Udalovo tankas sunaikino 3 tigro antrus tiesioginėme susidūrime. Patvirtinu, 3 mašinos priekinių pataikymų, šarvai pramušti, toje pusėje tyla. Po to generolo Katukovo, 1-osios gvardijos tankų armijos vado, balsas. Pakartokite, pulkininkė. 3 tigrai antrojo. Išnaikinti. Pramušti priekiniai šarvo lakštai. Atstumas 300 metrų 122 mm šaudmenimis. Dar vienas pauzė, tada technika sveika. Vienas atšokimas į priekinį lakštą. Pažeidimų kovinėms galimybėms nėra. Įgula be nuostolių. Supratau. Tęskite užduoties vykdymą. Nedelsdami atsiųskite išsame ataskaitą. Katukovas padeda ragelį. Jis žiūri į žemėlapį. Jis žino, kad vokiečiai nesustos. Jie sugrįš su didelėmis pajėgomis, su įniršiu, su noru įrodyti, kad jų technika vis dar geresnė. Jis teisus. Jei šis faktas tave paveikė taip pat, kaip tuos tankistus, patinka parodys, kad tokių istorijų turi būti daugiau. 12 rugpjūčio 1944 metais. Aušra. Ogledovas vėl apgaubtas rūko. Udalovas stovi prie savo tanko ir rūko mahorą. Jis nemiegojo naktį. Jo įgula taip pat. Jie remontavo pažeidimą nuo atšokimo. Maža įduba priekinėje plokštėje.
Kosmetika. Bet Krylavas reikalavo. Jis išlygino metalą plaktuku. Jis užvirino įtrūkimą. Dabar šarvas vėl vientisas. Aplink pozicijas 21 ir S2. Kai kurie tranšėjose, kai kurie už griuvėsių, kai kurie už medžių. Maskavimas. Udalovas žino, kad vokiečiai vėl ateis. Klausimas ne ar, o kada ir kiek. Atsakymas ateina 6 ryto. Variklių garsas – ne 3, ne 5, 10. Ūžesys auga, žemė drebėja, iš rūko išlenda šešėliai. Tigrai antrieji. Daug. 2 kuopos, 22 mašinos 501 ir 505 sunkiųjų tankų batalionų SS. Jie puola tankių būrių. Jų vadovybė įsiutusi. Vakarų kova atsitiktinumas, sėkmė, nesusipratimas. Šiandien jie įrodys vokiečių technikos pranašumą. Abertūrininkas SS Karlas Šulcas vadovauja puolimui. Jis sėdi vadovaujančiame Tigre antrame ir žiūri į priekį. Jo įsakymas aiškus: sunaikinti sovietų tankus, nušluoti nuo žemės paviršiaus, įrodyti, kad vakarų kova anomalija. Jo tankistai tiki. Jie matė, kaip jų mašinos pramuša bet kokią sovietinę armatūrą. Jie žino, kad ir S2 pavojingas, bet ne mirtinai pavojingas. Svarbiausia neleisti priartėti, svarbiausia smogti pirmiems. Šulcas duoda komandą. 22 tankai sustoja 500 metrų atstumu. Tai saugus atstumas. Jame 122 mm ginklo tikslumas krenta. Jame vokiečių 30 mm patrankos turi pranašumą. Salva. 22 šūviai vienu metu. 22 šaudmenys skrenda į sovietų pozicijas. Pataikymai, daugybiniai pataikymai, bet atstumas 500 metrų. Susidūrimo kampas neidealus. Dauguma šaudmenų atšoka. Keletas pramuša šonus. Vienas S2 užsidega. Įgula išmeta perliukus. Udalovas tai mato. Pirmas nuostolis. 20 mašinų liko prieš 2, bet atstumas prastas. 500 metrų atstumu jo patrankos tikslumas krenta. Pramušimas nepatikimas. Jis laukia. Vokiečiai persikrauna. Antra salva. Dar vienas pataikymas. Dar vienas S2 praranda vikšrą. Tankas nebejudrus, bet kovinė galimybė išlieka. 3 mašinos pažeistos lengvais šarvais. Nuostoliai nedideli, bet vokiečiai puola. Šulcas patenkintas. Jo taktika veikia. Laikyti atstumą, šaudyti į sovietų tankus iš saugaus atstumo. Jis duoda komandą judėti į 400 metrų. Udalovas mato judėjimą. Vokiečiai juda pirmin lėtai, atsargiai, bet juda. Atstumas mažėja. 450 metrų, 400 metrų, 380. Jis laukia. Jo ekipažas laukia. 20 tankų laukia. Oslikovskio įsakymas aiškus. Nešauti iki 350 metrų, neiššvaistyti sviedinių nesaugiais pataikymais, laukti garantuoto pramušimo 370 metrų, 360, 350. Ugnis pagal mano komandą, Udalov sako radijoje.
Balsas ramus. Pasirinkti taikinius savarankiškai. Šauti tiksliai 340 metrų. Ugnis. 202 mm pabūkai šaudo beveik vienu metu. Ne salvės. Sekančios ugnies. Kiekvienas šaulys pasirinko taikinį. Kiekvienas laukia idealaus momento. Pataikymai. 8 tigrai gauna tiesioginius pataikymus per pirmas 10 sekundžių. 3 pramušti iš priekio, 5 iš šonų. Visi 8 užsidega. Sprogimo užtaiso detonacija. Sprogimai. Bokštas nuskrenda nuo važiuoklės. Ekipažai žūsta arba išmetami į liepsnas. Šulcas nepatiki savo akimis. 8 tankai per 10 sekundžių. Tai neįmanoma. Tai jo tankas gauna pataikymą. Sviedinys įeina į priekinį šarvą po vado kabiną, pramuša. Šulcas mato blyksnį. Tai paskutinis dalykas, ką jis mato. Vokiečių ataka griūva. 14 tigro. Antrasis iš 22 dega. Likę 8 apsisuka. Panika. Pilna panika. Vadai šaukia radijuje. Mechanikai vairuotojai duoda pilną atbulinį. 70 tonų tankai bando pabėgti. Udalov neleis jiems pabėgti. Už manęs persekioti. 20 išeina iš slėptuvių. Jie juda pirmin nelabai greitai. O S2 nėra lenktynių automobilis. Didžiausias greitis 37 km/h greitkelyje. Per lauką mažiau. Bet vokiečių tigrai trūne greitesni. Jų atbulinis greitis 12 km/h. Sovietiniai tankai vejasi, Komarovai šaudo judėdami. Atstumas 200 metrų, pataikymas į tigro uodegą. Šarvai ten silpnesni, 60 mm. Sviedinys pramuša patenka į variklio skyrių. Maybach H230 variklis sprogsta į gabalus. Tankas sustoja, ekipažas išlenda ir bėga. Kiti iš 2 sunaikina likusius vokiečių tankus vienas po kito sistemingai, profesionaliai, be skubėjimo kaip pratybose. Iki 8 ryto lauke prieš Ogledovų guli 22 degantys karališki tigrai. 22, 2 pilnos kuopos, geriausia vokiečių technika. Stebuklingas ginklas. Vokietijos pasididžiavimas, viskas dega. Udalov stovi ant savo tanko šarvų. Jis žiūri į lauką. Dūmai kyla stulpais. Sudegusios gumos, dyzelino, mėsos kvapas. Jo rankos nedreba, jo veidas ramus. Bet viduje kažkas keičiasi. Jis supranta, kad karas keičiasi. Vokiečių techninis pranašumas baigėsi. Jų nepramušami tankai dega taip pat, kaip ir visi kiti. Jų tikėjimas stebuklingų ginklų miręs. Komarovas išlenda iš bokšto. Jo veidas juodas nuo suodžių, akys raudonos. Jis žiūri į komandą. Tovariš lektenant, balsas švokščia. Mes juos visus Komarovai linksi. Jis išsitraukė savo kurtą cigaretę. Pirštai dreba, todėl jis negali užsidegti. Udalov jam duoda savo degančią tabaką. Komarovas giliai, ilgai įkvepia. Maniau, kad jie nenugalimi, jis sako tyliai.
Visi taip manė, atsako Udalov. Jie taip pat taip manė. Volkovas iškiša galvą iš bokšto. Jo kombinezonas permirkęs. Tada jo rankos mėlynos nuo užtaisymo. 25 kg sviedinio. Vėl ir vėl jis įdėjo 18 sviedinių per kovą. Pas mus liko 3 sviediniai, sako jis. Pakanka, Udalovas šypsosi. Jiems to nepakako. Krylovo vairuotojas išlenda iš mechaniko liuko. Jis apžiūri tanką. Dar vienas atšokimas priekinėje armijoje. Dar kelios įlenkimai šonuose. Vienas ratas pažeistas. Bet tankas sveikas. Tankas gyvas. Jis laikosi. Krylovas glosto armiją. Mūsų laiko geriau nei jų. Zujevas perduoda pranešimą. Jo balsas dreba. Pirmą kartą per visą karą. Centras taip 1:21. 22. Tigrų sunaikinta, patvirtinu. 22. Štabo pulkininkas Oslikovskis užsimerkė. Jis girdi. Jis netiki, bet girdi. 22 tankai geriausi vokiečių tankai. Per vieną mūšį jis pakelia telefoną, skambina Katukovui. Draugas generolas, pulkas pranešė. 22 tigrai į antrasis sunaikintas prie Ogledovo be aviacijos patvirtinimo kol kas, bet tankistai matė visus pataikymus. Katukovas ilgai tylėjo. Tada įsako sustabdyti puolimą, užimti pozicijas. Vokiečiai bandys dar kartą. Tegul bando. Jis padeda telefoną. Jis žiūri į žemėlapį, į mažą Ogledovo kaimą. Šis kaimas ką tik tapo simboliu. Simboliu vokiečių techninio pranašumo pabaigos. Berlyne gauna pranešimus. 51 bataliono štabas tyli. Radistai šaukia per radiją. Niekas neatsako. 55 bataliono štabas perduoda paskutinį pranešimą. Puolimas nepavyko. Patyrėme didelių nuostolių. Prašome pastiprinimo. Tada tylėjimas. Generolas inspektorius tankų kariuomenės Geinsas Guderian skaito pranešimą savo Berlyno kabinete. Jo rankos suspaudžia popierių, taip jis glamžosi. 22 tigrai į per 2 dienas vienoje vietoje. Jis supranta, mitas miręs. Jų geriausias tankas pažeidžiamas. Sovietų 122 mm patrankos pramuša jo armiją. Tai reiškia, pranašumas prarastas. Jis rašo trumpą, tikslę užrašą Hitleriui. Mein Führer, tigras nepateisino lūkesčių. Sovietų sunkieji tankai viršija mūsų kovinėmis sąlygomis rytų fronte. Hitleris skaitys šį užrašą po dienos. Jis įsiplieks. Jis apkaltins konstruktorius, komandirius, visus. Bet faktai liks faktais. Karališkasis tigras daugiau nebe ginklas stebuklas. Jis tiesiog tankas. Geras tankas, bet pažeidžiamas. Prenumeruokite, kad nepraleistumėte kitos istorijos apie tai, kaip lūžo Antrojo pasaulinio karo mitai. 13 rugpjūčio 1944 metais paskutinė mūšio diena. Vokiečiai vėl atvyksta. Ne 2 kuopos, bataliono likučiai 12 tigrų ei.
Mišrios įgulos. Išgyvenusieji tie, kurie ištrūko iš degančių tankų, tie, kurie matė, kaip jų nepralaimimi mašinos dega. Jiems kita taktika. Jokių daugiau frontalinių atakų. Jie bando apeiti flangus, naudoti mišką, priartėti trumpu atstumu, ten, kur jų patrankos garantuotai pramuš sovietų armiją. Bet Udalovas laukia. Jo tankas paslėptas už akmeninio tvarto griuvėsių. Šalia dar 5 ir S2. Kiti bataliono tankai dengia kitas kryptis. Vokiečiai lėtai, atsargiai žengia per mišką. Medžiai slepia jų siluetus, bet variklių garsas girdimas. Dizelinis Maibacho riaumojimas, vikšrų kaukimas. Udalovas laukia kantriai. Tankų mūšyje kantrybė svarbiau už greitį. Pirmas tigras išlenda iš miško. Atstumas 150 metrų. Ideali atstumas. Jo vadas apžiūri lauką, nemato grėsmės. Duoda komandą judėti toliau. Klaida. Ugnis. Šūvis į šoną 150 metrų. Kampas 90 laipsnių. Šoninė Tiger į šarvai 80 mm. 122 mm sviedinys prasiskverbia per ją kaip popierius. Tankas sprogsta. Nedega, sprogsta. Amunicija detonuoja su tokia jėga, kad korpusas subyra į dalis, bokštas nuskrieja 20 metrų. Vamzdis įrankio įsminga į žemę kaip ietis. Kiti vokiečių tankai atidaro ugnį chaotiškai. Panikoje. Jie šaudo į sugriuvimus, į medžius, į šešėlius. Jų svaidiniai sprogo visur, tik ne į sovietų tankus. Peitai ir S2 išeina iš pasalos. Šaudo metodiniu būdu. Vienas šūvis, vienas pataikymas, vienas sunaikintas tankas. Vėl ir vėl. Per 20 minučių lauke guli 11. Degančių tigrų. Antras. 12 bando pabėgti. Jo mechanikas vairuotojas duoda visišką greitį. Tankas skrieja per lauką. 30 km/h maksimalus greitis nepakankamas. Komarovas veda taikinį. Tankas juda. Taikiklis seka. Klaidinimas dėl judėjimo. Klaidinimas dėl atstumo 200 metrų. Išankstiniai 3 korpusai. Ugnis. Sviedinys skrenda. Skrydžio laikas 4 sekundės. Pataikymas į galą. Variklis sunaikintas. Tankas sustoja, dūmija. Nedega, bet miręs. Įgula išlipa. 4 žmonės. Jie bėga. Udalovas stebi juos per žiūronus. Jis galėtų juos nušauti iš kursinio kulkosvaidžio, bet to nedaro. Karas yra karas, bet šaudyti nepriklausomus tai ne karas. Jis nuleidžia žiūronus. Sustabdyti ugnį. Laukas tylus. 23 tigras antras dega arba dūmija. Per 3 dienas kovų po Ogledovo. 23. Beveik kuopa. Elitas vokiečių tankų pajėgų. Udalovas nusileidžia nuo tanko.
Jo kojos sulinksta ne nuo silpnumo, bet nuo supratimo. Jis supranta, kad šios 3 dienos pakeitė karą. Vokiečių stebuklas ginklas miręs. Jų techninis pranašumas baigėsi. Dabar sovietų tankai yra lygus. Ne geresni, nes sovietų tankistai supranta, šarvai laiko. Kulka smogia mašiną patikimą. O vokiečių tankistai žino kitą. Jie žino, kad jų nepramušami, tankai dega. Jų stebuklas ginklas tiesiog tikslas sovietų kulkams. Komarovas sėdi ant žemės. Nugarinė vikšro. Jis žiūri į dangų švarų, mėlyną, ramų, dangų virš mirties lauko. Mes išgyvenome, jis sako tyliai. Mes laimėjome, pataiso Udalovas. Ne, Komarovas purto galvą. Mes išgyvenome, tai svarbiau. Udalovas sėdasi šalia, jie sėdi tyliai. 2 tankistai, 2 žmonės, kurie 3 dienas sukūrė geriausią priešo techniką ir išgyveno. Volkovas atneša katilą su koše. Perlinė košė šalta. Bet maistas yra maistas. Jie valgo mediniais šaukštais lėtai. Skonis perlinės košės susilieja su degimo ir dūmų kvapu. Krylovas tikrina tanką. Dar viena dienos kova. Dar daugybė pataikymų. 7 įlenkimai priekinėme šarve, 3 šonuose. 1 ratas sugadintas. 1 vikšras įtemptas netolygiai. Bet tankas važiuoja. Tankas šaudo. Tankas gyvena. Jis atlaikė viską. Krylovas išlygina šarvą mūsų. Šarvas geresnis už jų šarvą. Zuevas perduoda paskutinį pranešimą dienos. Centras tai plienas 21. 11 tigrų, 2 sunaikinti, 1 neveikia. Nuostolių nėra. Užduoties vykdymas baigtas. Pulkų štabas skleidžia euforiją. Oficeriai žiūri į žemėlapį. Maža kaimas Ogledovas. 3 dienas kovų. 34 sunaikinti karališki tigrai prieš 212. Sovietų tankų nuostoliai. 2 sunaikinti, 3 sugadinti. Žudimo santykis 1:7. Oslikovskis rašo raportą. Jo ranka dreba nuo nuovargio. Jis išsamei rašo apie kiekvieną mūšį, kiekvieną pataikymą, kiekvieną detalę. Sovietinis sunkusis tankas S-2 tiesioginėme susidūrime pranoksta vokiečių Tigro E. 122 mm D25 patranka pramuša priešo priekinę armiją iki 350 metrų, šoninės ir galinės armijas visose tiesioginio šūvio atstumuose. Savos S-2 armijos atlaiko 50 mm priešo sviedinio pataikymo atstumuose, viršijančiuose 300 metrų esant racionaliems susidūrimo kampams. Šis raportas pasieks aukščiausiosios vyriausybės vadovybę. Jį perskaitys Stalinas. Jis perskaitys ir nusišypsos. Retas, patenkintas šypsnys. Vokiečių stebuklinga ginkluotė mirusi. Katukovas gauna raportą vakarą rugpjūčio 13. Jis skaito, perskaito, tada paima raudoną pieštuką ir rašo rezoliuciją. Mūšių patirtį prie Ogledovo išsiųsti visoms tankų dalims. Leitenanto Udalovo taktika – pavyzdys studijavimui. Ši rezoliucija taps taktinėmis instrukcijomis.
Taktika mūšiui su sunkiais vokiečių tankais Tiger I, jis bus studijuojamas visose tankų dalyse. Jis bus taikomas iki karo pabaigos. Pagrindiniai instrukcijų punktai – nesileisti į duelį ilguose atstumuose. Priartėti iki 350 metrų. Šauti pirmiems, taikytis į priekinę armiją arba šonus, nepulti panikai, kai vyksta atšokimai, naudoti maskuotę ir pasalas. Šie punktai bus parašyti tankistų krauju prie Ogledovo, bet šis kraujas išgelbės tūkstančių kitų gyvybės. Vokiečių armijos grupės štabas gauna galutinius pranešimus. 501 sunkusis tankų batalionas prarado 34 Tiger tankus per 3 dienas. Batalionas faktiškai sunaikintas. Reikalingas visiškas technikos ir įgulos pakeitimas. Armijos grupės vadas generolas feldmaršalas Ferdinand Schirner skaito pranešimą. Jo veidas akmeninis. Jis supranta šių skaičių reikšmę. Tiger I – paskutinė Vokietijos viltis dėl techninio pranašumo. Jei sovietų tankai sunaikina karališkus tigrius, tai reiškia, kad pranašumo daugiau nėra. Jis išleidžia trumpą, aiškų, baisų įsakymą vokiečių tankistams. Sunkusis tankų batalionas turi vengti tiesioginio susidūrimo su sovietiniais IS-2. Aptikus sunkius sovietų tankus, prašyti oro ar priešlėktuvinės artilerijos paramos. Tai yra pripažinimo pralaimėjimo įsakymas. Geriausias vokiečių tankas daugiau negali kovoti su sovietiniu sunkiu tanku 1 prieš 1. Tai epochos pabaiga. Vokiečių tankistai gauta šį įsakymą per 2 dienas. Jie perskaitys ir supras, vokiečių pranašumo laikas baigėsi. Dabar jie nebe medžiotojai. Dabar jie grobis. Rugpjūčio 23, 1944 metai, Podmoskovje, Kubinkos poligonas. Čia atvežtas trofėjus. Karališkas tigro numeris 502 buvo užfiksuotas darbo būsenoje prie Sandomiro. Vienintelis tinkamas Tiger į sovietų rankose. Inžinieriai ir konstruktoriai susirinko aplink mašiną. Tarp jų Jozapas Kotinas, pagrindinis sunkiųjų tankų konstruktorius. Jis projektavo IS-2. Jis nori pamatyti savo kūrinio priešą. Tankas milžiniškas 70 tonų. Patrankos vamzdžio ilgis 6,5 metro. Armor masyvi, išoriškai įspūdinga. Bet Kotinas žiūri ne į išvaizdą, jis žiūri į detalės, suvirinimo siūlės. Kokybė prasta, metalas trapus. Vokiečiai taupo legiruojančias medžiagas. Trūksta molibdeno ir nikelio. Rezultatas – armor tvirta popieriuje, bet trapus kovoje. Maybach variklis galingas, bet patikimumo trūksta, perkaito. Vartoja degalus kaip garvežys. 300 litrų 100 kilometrų. Beprotybė. Pavarų dėžė sudėtinga. 8 pavaros į priekį. Reikalauja aukštos kvalifikacijos mechaniko vairuotojo. Dažnai sugesta. Atsarginių dalių mažai. Kotinas linksi galvą. Jis supranta, vokiečiai sukūrė muziejinį eksponatą, o ne kovinį automobilį. Gražu, galinga, bevertė. Jis rašo išvadą, sausa, techninė, bet prasmė aiški. Tigeris inžinerinės pertekliaus pavyzdys. Konstrukcijos sudėtingumas, žemas patikimumas, aukšta gamybos kaina daro šį automobilį mažai tinkamą masiniai gamybai.
S2 pranoksta Tigerį efektyvumo, kainos patikimumo aspektų. Šios išvados taps pagrindų tolesniam sovietų tankų projektavimui. Paprastumas, patikimumas, masiškumas prieš sudėtingumą, perteklinumą, išskirtinumą. Poligone vykdomi bandymai apšaudymų. Tigeris įstatomas 300 metrų atstumu. Šaudo iš 122 mm D25 patrankos. Prasiskverbimo šaudmenys, priekinė armor. Pirmas šūvis. Pataikymas. Prasiskverbimas. Šaudmo įeina į priekinę armor. Išeina per galinę dalį. Švarus prasiskverbimas. Antras šūvis. Pataikymas į bokštelį. Prasiskverbimas. Šaudmuo sprogdina komandinę kabiną. Trečias šūvis. Pataikymas į šoną. Prasiskverbimas. Armor trūkinėja kaip kiaušinio lukštas. Kotinas žiūri į rezultatus. Jis šypsosi. Inžinieriaus šypsena, kurios konstrukcija įrodė pranašumą. Mūsų laiko, sako jis kolegoms. Mūsų prasiskverbia, mūsų geriau. Šios 3 žodžiai taps neoficialių sovietų tankų kūrėjų šūkiu. Mūsų geriau. Paprasta, aišku, teisinga. Bandymų rezultatai bus slapti, bet išvados bus išsiųstos visoms tankų dalims. Ir galės smogti Tigeris į patikrintą, įrodytą ir išbandytą. Šis žinojimas pakeis sovietų tankistų psichologiją. Jie nebebijo vokiečių stebuklų tankų. Jie žino, jų mašina laiko smūgį ir smogia mirtinai. O vokiečių tankistai sužinos kitką. Jie sužinos, kad Tigeris nedaro jų nepažeidžiamais, jis daro juos taikiniais. 12.944 metų rugsėjis, Berlynas, ginklų ministerija. Albertas Šperas skaito gamybos ataskaitas. Skaičiai baisūs. Tigeris EI. Vieno tanko kaina – 800 000 reichsmarkių. Gamybos laikas 14 savaičių. Metalų sąnaudos 40 tonų aukščiausios kokybės plieno. Kaina pagal žvalgybą 300 000 rublių. Ekvivalentas 350 000 reichsmarkių. Gamybos laikas 8 savaitės. Metalų sąnaudos 30 tonų įprastinės armor plieno. Gamybos santykis. Už vieną Tigerį vokiečiai galėjo pagaminti 2,5 tanko. Sovietai už vieną galėjo pagaminti 7 T-34. Šperas supranta, Vokietija pralaimi karą ne mūšio lauke. Ji pralaimi gamyklose. Sovietai gamina tankus greičiau, pigiau, daugiau. Ir kokybė pakankama, kad sunaikintų geriausią vokiečių techniką. Jis rašo pranešimą Hitleriui, tačiau žino, kad tai beprasmiška. Vadas reikalauja stebuklingos ginkluotės. Jis nori tikėti techniniu pranašumu. Jis nenori girdėti tiesos. Karą laimi ne geriausi tankai, o daugiau tankų. 12 šimtmetis 14. Rytų frontas. Sovietų pajėgos puola. Priekyje tankai. Daug tankų. T-34 I2 su 85 su 100. Mašinos eina banga, jų sustabdyti neįmanoma. Vokiečių tankistai kovoja beviltiškai, profesionaliai, bet jų mažai.
Technikos mažai, kuro mažai, o svarbiausia – tikėjimo mažai. Tikėjimas stebuklinga ginkluotė mirė po Ogedovo. Ten, kur 21 sovietų tankas sunaikino vokiečių elitą, po Ogedovo vokiečių tankistai žino, kad jie mirtingi, jų tankai pažeidžiami, jų pranašumas mitas. O sovietų tankistai žino kitaip. Jie žino, kad jų mašinos laiko, jų patrankos šaudo, jų šarvai saugo. Ši žinias brangesnė už bet kurią stebuklingą ginkluotę. 9 gegužės mėnuo 1945. Berlynas kapituliavo, karas Europoje baigtas. Sovietų tankistai stovi prie Reichstago. Tarp jų įgula JS-2 su numeriu 215 leitenanto Vladimiro Udalovo tankas. Mašina išdraskyta skeveldrų. Šarvai padengti randais nuo pataikymų. Bet tankas sveikas. Jis praėjo nuo Ogedovo iki Berlyno. 800 km kovų, 10 mūšių, 100 šūvių. Komarovas sėdi ant šarvų. Jis žiūri į Reichstagą. Raudona vėliava virš kupolo. Jis galvoja apie tą dieną migloje, apie pirmąjį tigrą Trojoje, apie tai, kaip jis paspaudė gaiduką ir įrodė. Stebuklų nebūna, yra tik šarvai, sviedinys ir žmogus už taikiklio. Volkovas miega, atsirėmęs į bokštą. Jis pavargęs. 8 mėnesius krovė sviedinius. 25 kilogramai vėl ir vėl, jo rankos padengtos randais, bet jis gyvas. Jie visi gyvi. Krylovas glosto vikšrą. Jo tankas praėjo 1000 kilometrų be kapitalinio remonto. Tik einamasis aptarnavimas. Sovietų inžinerija paprasta, patikima, geriausia. Zujevas perduoda paskutinį karo pranešimą. Visiems. Vokietija kapituliavo. Karas baigtas. Pergalė. Udalovas stovi ir žiūri į Berlyną. Sugriautas miestas. Trečiojo reicho pabaiga. Karo pabaiga. Jis galvoja apie tai, kas prasidėjo Ogedove, ten, kur mirė mitas apie vokiečių pranašumą, ten, kur sovietų tankistai įrodė. Valia ir drąsa svarbiau už stebuklingą ginkluotę, jis išsitraukė seną, nutrintą nuotrauką, 5 žmonės prie tanko, Ogedove. Rugpjūtis 14. Jie tada nežinojo, kad taps simboliu. Jie tiesiog dirbo savo darbą, mušė priešą, gynė tėvynę. Komarovas prieina, žiūri į nuotrauką. Mes tada pakeitėme karą. Jis sako tyliai. Ne, Udalovas purto galvą. Mes tiesiog padarėme tai, ką turėjome. Viską padarė kiti, milijonai kitų. Bet giliai sieloje jis žino. Komarovas teisus. Ogedovas pakeitė karą. Ten vokiečių stebuklinga ginkluotė mirė. Ten sovietų tankistai įrodė, technika tai įrankis. Bet laimi ne technika. Laimi žmogus. 21 amžius, Rusija, Kubinkos poligonas, tankų muziejus. Viename iš salių stovi JS-2 senas. Nublukusi spalva. Remonto pėdsakai. Numeris ant bokšto 215. Lentelė šalia. Iš 2 gvardijos leitenanto Udalovo. Dalyvis kovų po Ogedovų rugpjūtį 1944. Užfiksuoti 11 priešo tankų, tarp jų 7 tigrai.
Lankytojai fotografuojasi šalia, liečia šarvus, skaito lentelę. Jie nežino detalių, nežino įgulos vardų. Jie nežino apie rūką rugpjūčio 11, apie 22 degančius tankus 12, apie paskutinį mūšį 13. Bet tankas prisimena, metalas prisimena, randai ant šarvų prisimena, šalia stovi kitas eksponatas. Tigro į numeris 502, tas pats trofėjus. Jį atvežė iš poligono po bandymų. Jis stovi šalia S2. Amžini priešai, amžinai sustingę muziejaus tyloje. Senolis prieina prie tankų, jam daugiau nei 90. Jis remiasi lazda. Jo anūkas laiko jį už rankos. Senolis sustoja prie E2. Jo ranka pakyla. Drebančios pirštai liečia šarvus. Dede, tu tokių kovojai? Klausia anūkas. Senolis linkteli, nesako. Tiesiog linkteli. Jis žiūri į numerį 215. Ne jo tankas. Jo buvo 217, bet mašina ta pati. Ir S-222 mm artilerijos sviedinys. Šarvai, kurie laikė, įgula, kuri buvo šeima. Ar tai geriausias karo tankas? Klausia anūkas. Senolis supurto galvą, ne, tai buvo mūsų tankas. Mes juo tikėjome. Jis mūsų nepavedė. To pakanka. Jis glosto šarvus, šaltas metalas po delnu. 70 metų praėjo, bet atmintis gyva. Dizelino ir parako kvapas, šūvio triukšmas, vado balsas ausinėse, draugų veidai. Ačiū, sušnypščia senolis. Tankui ar tiems, kurie neįvykdė, ar jaunam sau. Anūkas nesupranta, bet prisimena. Kada nors jis pasakos savo vaikams apie dedę tankistą, apie mašiną su numeriu 217, apie karą, kurį laimėjo ne stebuklinga ginkluotė, o žmonės. Jie išeina, salė tuštėja, tankai stovi tyloje. Ir S2, ir Tigro į, nugalėtojas ir nugalėtasis. Jų dvikova baigėsi prieš 70 metų, bet istorija tęsiasi. Nes Ogledu tai ne tik mūšis. Tai simbolis. Simbolis to momento, kai mitas susidūrė su realybė ir sudužo, kai tikėjimas techniniu pranašumu mirė po 122 mm sviediniais. Vokiečiai sukūrė tigrius kaip absoliučią ginkluotę. Jie investavo geriausias technologijas, geriausią plieną, geriausius ginklus. Jie tikėjo, kad ši mašina padarys juos nenugalimus. Bet jie pamiršo vieną dalyką. Tankas tai ne tik metalai ir mechanizmai. Tankas tai ir įgula, tai 5 žmonės plieninėje dėžėje. Jų drąsa, jų meistriškumas, jų valia laimėti. Udalovas ir jo įgula neturėjo geriausios technikos. Jų tankas buvo paprastesnis, šiurkštesnis, pigesnis. Bet jie turėjo tai, ko neturėjo priešas. Jie tikėjo savo mašiną, jie žinojo jos galimybės ir apribojimus, jie ją naudojo teisingai, o vokiečiai tikėjo mitu. Jie galvojo, šarvai padarys mus nepažeidžiamais, artilerija padarys mus nenugalimus. Technika išspręs viską. Ogledu įrodė, technika nieko nesprendžia. Technika yra įrankis, o įrankis yra toks geras, kokį jį moka naudoti. Archyvai. Maskva. Centrinis gynybos ministerijos archyvas. Byla numeris 2143.
51 gvardijos sunkaus tankų pulko mūšio kelias. Puslapis 127. Apdovanojimų lapas gvardijos leitenantas Udalovas Vladimiras Ivanovičius pristatytas Raudonosios vėliavos ordinui už įgudusi tanko vadovavimą mūšiuose prie Ogledovo kaimo nuo 11 iki 13 rugpjūčio 1944 metų asmeniškai sunaikino 7 priešo tankus Tigro I-3 vidutinius tankus, 2 savitaktes, parodė drąsą, narsumą ir aukštą taktinį meistriškumą. Toliau sąrašas. Komarovas Sergejus Petrovičius, medalis už narsumą. Volkovas Nikolajus Stepanovičius, medalis už narsumą. Krylovas Ivanas Vasiljevičius, medalis už narsumą. Zujevas Petras Michailovičius, medalis už kovinės nuopelnus. Sausi dokumento sakiniai. Už jų slypi gyvybės likimai. Istorijos. Udalovas išgyveno iki 1980. 4 metų, dirbo gamykloje, mokė anūkus, niekada nekalbėjo apie karą. Tik per pergalės dieną užsidėdavo ordinus ir eidavo prie paminklo. Stovėjo tyliai, prisiminė tuos, kurie negrįžo. Komarovas žuvo sausio mėnesį 45 po Kionigsbergu. Šaulys išlindo iš liuko netinkamu metu. Palaidotas masinėje kapavietėje. Jam buvo 23 metai. Volkovas išgyveno iki 90-ųjų, pergyveno pertvarką, mirė skurde. Valstybė apie jį pamiršo. Bet jis nepamiršo. Iki paskutinės dienos prisiminė šaudmenų kvapą ir svorį sprogmenų rankose. Krylovas grįžo į kaimą, dirbo mechanizatoriumi, taisė traktorius taip pat, kaip taisė tankus. Mirė 1961. Jo laidotuvėse kaimynai nešė jo ordinus ant pagalvės. 7 ordinas, 12 medalių. Zujevas tapo radijo inžinieriumi. Pastatė pirmą rajone radijo stotį, mokė vaikus Marzės abėcėlės. Mirė 1205. Paskutiniai žodžiai. Ryšys yra 5 žmonės. 1 įgula. Jie pakeitė istoriją rugpjūtį 44-ųjų, tada gyveno įprastus gyvenimus, dirbo, auginę vaikus, senėjo, mirė. Bet tai, ką jie padarė prie Ogledovo, liko amžinai. Jie įrodė, žmogus stipresnis už mašiną, drąsa svarbesnė už šarvus, meistriškumas vertingesnis už technologijas. Vokietija, Bavarija, senelių namai, senelis sėdi prie langų. Jam 96. Jo vardas Manfredas Šmitas. 1944 jis buvo mechanikas vairuotojas Tiger I 5 bataliono. Jis prisimena Ogledovą, kiekvieną detalę, kiekvieną garsą, kiekvieną kvapą. Jis prisimena, kaip jų kolona ėjo per rūką. Kaip vadas sakė, sovietų tankai mūsų nepramuš. Kaip jis tikėjo, kaip visi tikėjo, jis prisimena šūvį, garsą, kuris perplėšė rūką ir tikėjimą. Jis prisimena, kaip pirmasis tankas sprogo, kaip bokštas buvo nuplėštas, kaip įgula išdegė per kelias sekundės. Jis prisimena paniką. Klyksmai radijuje. Įsakymas apsisukti. Jo tankas bandė pabėgti. Per lėtai, per vėlai. Jis prisimena pataikymą. Sprogmuo ėjo į galą, išplėšė variklį. Tankas sustojo. Vadas šaukė, visiems išeiti.
Išėjo 4 iš 5. Įgulos narys nespėjo. Jis prisimena, kaip bėgo per lauką, kaip švilpė kulkos, kaip sprogo sprogmenys, kaip jis krito, kėlėsi, vėl bėgo. Jis išgyveno. Likusią karo dalį praleido pėstininku. Pasiekė Berlyną, pateko į nelaisvę. 3 metai stovyklos. Grįžo namo 1948. 70 metų praėjo, bet jis prisimena. Apie ką mąstai, Manfredai? Klausia slaugytoja. Apie karą, atsako jis. Apie tanką. Apie tą dieną. Tu buvai tankistas, buvau. Geriausiame Vokietijos tanke, taip mums sakė. Ir kas nutiko? Senolis tyliai sėdi. Ilgai po to mes sutikome geriausius žmones. Tai svarbiau nei geriausias tankas. Slaugytoja nesupranta, ji išeina. Senolis lieka prie lango. Jis žiūri į Bavarijos kalvas. Žalios, ramios, gražios. Bet atmintyje yra Lenkų laukas, rūkas, degantys tankai, draugų šūksniai ir supratimas, kuris atėjo tą dieną, stebuklų nebūna. Yra tik žmonės, mašinos ir likimas. Jie galvojo, kad jų tankas nepralaimimas. Jie klydo ne todėl, kad tankas buvo blogas, o todėl, kad toje pusėje buvo žmonės, pasiruošę nugalėti bet kurį tanką. Lenkija, Ogliodovo kaimas mūsų dienos. Laukas, kur vyko mūšis, dabar apsėtas kviečiais. Auksiniai varpos linguoja vėjyje. Ramus vaizdas. Bet žemė atsimena, kartais traktorius išverčia šrapnelio gabalą, vikšro gabalą, sviedinio tūtelę. Ūkininkai tai renka ir neša prie paminklo. Paminklas stovi prie kelio, paprastas betoninis postamentas. Ant jo siluetas IS-2 lentelė. Čia 1944 m. rugpjūtį sovietų tankistai 51 gvardijos tankų pulko sunaikino vokiečių tankų dalinius. Amžina garbė herojams. Nėra vardų, nėra detalių, tik bendri žodžiai. Bet tiems, kurie žino istoriją, to pakanka. Kiekvienais metais gegužės 9 čia atvyksta žmonės, rusai, lenkai, vokiečiai. Atneša gėlių, stovi tylėdami, prisimena. Senutė Lenkė, kuri vaikystėje matė tą mūšį, pasakoja anūkams. Jos balsas dreba nuo prisiminimų. Aš slėpiausi Rusiją 3 dienas. Virš galvos griaudėjo taip, kad tinkas byrėjo. Kai išėjau, laukas buvo padengtas geležimi, degusia geležimi. Tada nesupratau, kas tai. Dabar suprantu. Tai buvo mito mirtis. Vokiečiai galvojo, kad jų nauji tankai nepralaimimi. Pasirodo, ne. Jos anūkas klausė, o ar sovietų tankai buvo geresni? Senutė linksi galvą. Nežinau, galbūt, gal ne. Bet sovietų tankistai buvo pasiruošę mirti, kad sustabdytų vokiečius, o vokiečių tankistai tikėjo, kad Armor padarys tai už juos. Tikėjimas mirė pirmas. Šis supratimas yra raktas į viską. O Ogliodovas tai ne technikos pergalė prieš techniką. Tai dvasios pergalė prieš pasitikėjimą savimi, meistriškumo prieš tikėjimą stebuklų, paprastumo prieš perteklinumą. Ir jas du buvo paprastesnis nei tigro į pigesnis, šiurkštesnis. Bet jis buvo patikimesnis. Ir svarbiausia, sovietų tankistai jį naudojo teisingai.
Jie nesirėmė armor. Jie naudojosi taktika, maskavimu, kantrybę. Jie laukė tinkamo momento ir smogė tiksliai. O vokiečiai pasikliaudavo technika, storų armor, galingų patrankos vamzdžių, mitu apie nepralaužiamumą ir pralaimėjo. O Gliodovo pamoka yra paprasta ir amžina. Technika tai įrankis. Patys tobuliausi įrankiai yra nenaudingi neįgudusiose rankose. Paprasčiausias įrankis gali būti mirtinas meistro rankose. Tigerai buvo inžinerijos šedevras. 70 tonų plieno, 88 mm vamzdyje, 180 mm storio armor. Popieriuje nepralaimimas, bet popierius nekaraliauja, kariauja žmonės. Ir jis buvo darbinė arkliukė, 46 tonos, 122 mm patranka su lėtu pertaisimu. Armor buvo pakankama, bet ne absoliuti. Popieriuje jį pralaimėjo. Bet Udalovo ir tūkstančių tokių kaip jis rankose jis tapo nugalėtoju, nes Udalovas netikėjo stebuklais. Jis žinojo savo mašinos galimybės. Jis suprato jos silpnybės. Jis naudojosi taktika, kompensuojančia trūkumus. Jis laukė, jis rinkosi momentą, jis smogė tiksliai. O vokiečių tankistai tikėjo. Jie tikėjo, kad šarvai apsaugos, kad technika nugalės, kad stebuklinga ginkluotė padarys juos nepalenkiamus. Tikėjimas juos nužudė. Tai ne istorija apie tankus. Tai istorija apie žmones. Apie tai, kaip pasitikėjimas savimi veda prie pralaimėjimo. Apie tai, kaip kuklumas ir profesionalumas veda prie pergalės. Apie tai, kaip mitas susiduria su realybe. Vokietija pralaimėjo karą ne todėl, kad jos technika buvo prastesnė, ji tam tikrais atvejais buvo geresnė. Ji pralaimėjo, nes patikėjo savo išskirtinumu, savo techniniu pranašumu, stebuklinga ginkluotė. Sovietų sąjunga laimėjo ne todėl, kad jos technika buvo geresnė. Ji laimėjo, nes jos kareiviai buvo pasiruošę kovoti bet kokia technika, nes jie nesitikėjo stebuklų. Jie kūrė pergalę savo rankomis. O Gliodovo šios tiesos simbolis. Ten, Lenkijos lauke, 1944 m. rugpjūtį, 21 sovietų tankas įrodė, nėra nepalenkiamos technikos. Yra tik žmonės, jų drąsa ir jų meistriškumas. Tigras Itaro buvo nuostabus, bet jis buvo nugalėtas ne dėl to, kad buvo blogas, o todėl, kad žmonės už jo šarvų tikėjo stebuklų. O stebuklų nebūna. Ir S2 buvo paprastas, bet jis nugalėjo ne todėl, kad buvo geras, o todėl, kad žmonės už jo šarvų tikėjo savimi, draugais, dalyku, dėl kurio kovojo. Ir šis skirtis nusprendė viską. Šiandien Gliodovų tankų nėra. Jie sudegė, buvo perlydyti, išardyti metalo, liko tik 2 muziejuje, S2 ir Tigras ėjai. Amžini šios dvikovos liudytojai, bet atmintis gyva. Archyvuose, veteranų memuaruose, vaikų ir anūkų pasakojimuose, kukliame paminkle prie Lenkijos kelio. Atmintis apie tai, kad žmogus svarbesnis už mašiną, kad drąsa stipresnė už ginklus, kad profesionalumas vertingesnis už technologijas. Udalov, Komarov, Volkova, Krylov, Zujev, 5 vardai, 1 įgula. Jie nebuvo legendų herojai. Jie buvo paprasti žmonės paprastame kare. Jie dirbo savo darbą, gerai dirbo, profesionaliai ir savo darbų pakeitė istoriją. Įrodė, kad vokiečių stebuklinga ginkluotė nėra stebuklas. Sugriovė mitą, priartino pergalę.
Jie apie tai tada negalvojo, rūkė 21 rugpjūčio. Jie tiesiog taikėsi, šaudė, persikrovė, darė tai, ko buvo išmokyti, darė tai, ką turėjo. Bet jų darbo rezultatas išgyveno juos. Išgyveno karą, sulaukė mūsų dienų. Gledovai nėra žinomiausia didžiosios tėvynės karo mūšis. Nei Stalingradas, nei Kurskas, nei Berlynas. Mažas kaimas, 3 dienos kovų, kelios dešimtys tankų, bet reikšmė didžiulė, nes ten mirė mitas. Mitas apie vokiečių techninį pranašumą. Mitas apie nepalenkiamą stebuklingą ginkluotę. Mitas, kuris maitino vokiečių armiją nuo karo pradžios. Po Gledovo vokiečių tankistai gavo įsakymą vengti tiesioginio susidūrimo su S2. Tai įsakymas pripažinti pralaimėjimą. Geriausias vokiečių tankas nebepajėgė kovoti su sovietinių lygiomis. Tai psichologinis lūžis, svarbesnis už techninį. Vokiečių tankistai suprato, kad jie nėra nepalenkiami, jų technika jų nepasileis. Karas pralaimėtas, o sovietų tankistai suprato kitką. Jie gali laimėti. Jų technika pakankama. Jų meistriškumas buvo pakankamas. Karas bus laimėtas. Ir karas buvo laimėtas. Po 9 mėnesių po Ogledovo raudona vėliava pakilo virš Reichstago. Vokietija pasidavė. Tūkstantmetis Reichas egzistavo 12 metų. Ogledovo mūšis buvo viena iš priežasčių, maža priežastis, bet svarbi, nes ten buvo priimtas sprendimas. Sprendimas tarp tikėjimo stebuklų ir tikėjimo savimi, tarp vilčių į techniką ir vilčių į žmones, tarp mito ir realybės. Udalovas ir jo bendražygiai pasirinko realybę ir laimėjo. Paskutinis šios istorijos akordas slypi detalėse, mažose faktuose, kurie sudaro didelę tiesą. Pirmas faktas. Kaina – 800 000 reichsmarcų, kiek kainavo vienas Tigras antrojo modelio. Sovietų sąjunga galėjo pagaminti 2 IS-2 ir 5 T-34, 7 tankus prieš vieną. Net jei Tigras sunaikintų 3 iš jų, sovietinis kiekybinis pranašumas išliktų pranašus. Antras faktas – patikimumas. Tiger įreikalavo kapitalinio remonto kas 300 km, IS-2 kas 1000. Ilguose maršuose sovietų tankai iki kovos atvykdavo pajėgus kovoti. Vokiečių tankai dažnai gesti pakeliui. Trečias faktas. Mokymas. Paruošti Tiger Kriu reikėjo 6 mėnesių. IS-2 įgulai 4. Didelių nuostolių karo metu paruošimo greitis yra kritiškai svarbus. Ketvirtas faktas. Logistika. Tigerį suvalgydavo 300 litrų degalų per 100 km, o IS 250. Prie ištemptų tiekimo linijų tai yra lemtingas pranašumas. Penktas faktas. Remontas. IS-2 buvo galima remontuoti lauke su įgulos jėgomis. Tiger įreikalavo evakuacijos į bazę ir specialistų darbo. Sugadintas IS-2 grįždavo į tarnybą per kelias valandas. Sugadintas Tiger į per savaitės. Šie faktai nuobodžios skaičių. Bet už jų slypi karo tiesa. Karas tai ne tankų dvikovos. Karas tai logistika, gamyba, mokymas, remontas. Karas tai sistema. Ir sovietų sistema pasirodė esanti efektyvesnė nei vokiečių. Ne todėl, kad geresnė, o todėl, kad paprastesnė, pigesnė, greitesnė, nes orientuota į masiškumą, o ne į išskirtinumą,
nes remiasi principu, kad pakankamai gera dideliais kiekiais yra geriau nei ideali mažais. Ir is-2 buvo pakankamai gera. Jo armor laikė daugumą smūgių, jo patranka peršaudė daugumą tikslų, jo patikimumas leido kariauti mėnesiais, jo kaina leido gaminti šimtais. Tiger-I buvo ideali ant popieriaus. Bet popierius nekariauja. Ogledovas tai galutinai įrodė. Mūšis prie Ogledovo truko 3 dienas. Žuvo šimtai žmonių. Sudegė 10 tankų. Sunaikinta kaimas, išrausta laukas. Bet rezultatas išgyveno viską. Rezultatas sąmonėje, supratime, pamokoje, kurią įsisavino abi pusės. Vokiečiai suprato, kad jų stebuklingas ginklas yra pažeidžiamas. Jų techninis pranašumas mitas. Karas pralaimėtas. Sovietai suprato, kad jų technika yra pakankama. Jų meistriškumas yra pakankamas. Karas bus laimėtas. Ir karas buvo laimėtas. Udalovas ir jo įgula nežinojo, kad taps šios pamokos dalimi. Jie tiesiog gerai, profesionaliai ir iki galo atliko savo darbą. Jie nesiekė šlovės. Šlovė juos rado per komandų ataskaitas, per taktinius nurodymus, per bendražygių atmintį, per muziejinį tanką su numeriu 215. Juos vardus prisimena nedaugelis. Jų žygdarbis žinomas siauram ratui, tačiau jų indėlis milžiniškas. Jie pakeitė karo psichologiją, sugriovė mitą, priartino pergalę. To pakanka. To daugiau nei pakanka. Tai viskas.